Sveiki, aš Michail Trusov, Vilniaus Ozo gimnazijos mokinys. Pristatysiu žmogaus ir gyvūnų plaukimo palyginimą, kas ir kaip veikia vandenį. Tai šioj prezentacijai bus plaukimo raida žmogaus istorijoje, žmogaus kūno adaptacija prie vandens, pagrindiniai plaukimo stiliai, gyvūnų palyginimas, tai delfinų, pingvinų ir dar kelių gyvūnų plaukimo pavyzdžiai, kasgi greitesnis žmogus ar gyvūnas, kas ištvermingesnis vandenyje, kūno forma ir vandens pasipriešinimas, instinktai, kaip žmogus kopijuoja gyvūnus ir apibendrinsiu viską. Tai plaukimas tai vienas seniausių judėjimo būdų. Žmonės išmoko plaukti stebėdami gamtą. Gyvūnai gali plaukti jau nuo gimimo, o žmogus turi išmokti plaukti. Tai kaipgi veikia plaukikų ir gyvūnų kūnai, kas geriau susidaroja su vandeniu. Tai plaukimo raida žmogaus istorija. Senovės žmogui plaukimas buvo ne sportas, o išgyvenimo priemonė. Žmonės perplaukinėjo upės ieškodami maisto ar bėgdami nuo pavojaus. Prieš 4000 metų egiptiečiai jau vaizdavo plaukikus ant sarkofago sienų. Senovės Graikijoje plaukimas buvo dalis karių rengimo. Laikui bėgant jis tapo menu, vėliau olimpiniu sportu. Šiandien žmogus plaukia ne dėl išgyvenimą, bet dėl sveikatos ir pergalių. Žmogaus kūno adaptacija prie vandens. Žmogaus kūnas biologiškai nėra sukurtas vandeniui, bet sugeba prisitaikyti. Plaučiai suteikia plūdrumą, leidžia išsilaikyti vandenyje. Rankos ar kojos pagrindinis variklis, stumia ir palaiko pusiausvyrą. Lankstus stuburas padeda judėti vandenyje. Kvėpavimo ir judesio koordinacija žmogaus ištvermės pagrindas. Bet treniruočio žmogus greitai pavargsta. Vandenyje mes svečiai, ne šeimininkai. Pagrindiniai plaukimo stiliai. Vienas svarbiausių man kaip plaukikų tai laisvas stilius, greičiausias ir vienas labiausiai paplitusių plaukimo būdų. Taip pat yra plaukimas krūtinė, vienas lėčiausių, bet patogiausių plaukimo būdų. Jis dažnai vadinamas varlės stiliumi, dėl ko judesių panašumo į varlės spyrį. Peteliškė vienas iš sudėtingiausių stilių, reikalaujantis daug jėgos, koordinacijos ir stuburo lankstumo. Ir paskutinis plaukimas nugara lengvas kvėpavimas, tačiau yra trūkumas, sunku matyti, kur plaukiama. O dabar papasakosiu apie delfinų plaukimą. Delfinai vieni greičiausių vandens gyventojų, jie pasiekia greitį iki 60 km per valandą, žmogus daugiausiai 8 km per valandą. Jų paslaptis glotnus, aptakus kūnas ir uodegos judesiai. Jų uodega juda žemyn ir aukštyn, o ne į šonus kaip žuvų. Jie kvėpuoja oro kaip mes, bet gali sulaikyti kvėpavimą iki 10 minučių. Juda bangomis. Ta technika atkartoja peteliškės stilius. Įdomu tai, kad delfino oda beveik nesukuria pasipriešinimo, pagal ją kuriami hidrokostiumai. Pingvinų plaukimas. Pingvinai neskraido ore, bet yra tikri meistrai vandenyje. Jie naudoja sparnus kaip pelekus ir pasiekia nuo 10 iki 15 km per valandą greitį. Judesiai primena skrydį po vandeniu, greitą, manevringą ir tikslų. Storas riebalų sluoksnis saugo nuo šalčio, o plunksnos padeda slysti vandeniu. Pingvinai gali nunerti iki 500 metrų gylio. Pingvinai beveik neturi plūdrumo, tai leidžia jiems greitai grimzti žemyn. Dabar papasakosiu apie dar kelias gyvūnų palyginimus. Tai pirmas būtų jūriniai vėžliai, kurie naudoja priekinius pelekus kaip sparnus, plaukia lėtai, bet ištvermingai. Jie įveikia 1000 km, orientuodamėsi pagal Žemės magnetinį lauką. Ūdros, vandens žaidimo ir medžioklės meistrės. Jų kūnai lankstus, kailis neperšlampa. Plaukia nugarą, naudodamas uodegą ir letenas. Begemotai atrodo gremėzdiški, bet puikiai jaučiasi vandenyje. Jie neplaukia, o vaikšto dugnu, atsispirdami lyg sulėtintai šoktų. Tai kasgi greitesnis, žmogus ar gyvūnas? Tai kaip jau pasakiau, beveik visi gyvūnai plaukia greičiau nei žmogus, tai delfinas 55-60 km per valandą, pingvinas 10-15, jūrinis vėžlys 2-5,
tikriausiai vienas iš tų, kurie pralaimi žmogui. Ūdra 9,12, o žmogus, plaukikas 8 km tai maksimus. Tai išvada būtų, kad beveik visada greitesni gyvūnai, jų kūnai evoliuciškai pritaikyti vandeniui, žmogų gelbsti tik technika ir jėga. Kas išturimingesnis vandenyje? Treniruotas žmogus gali plaukti valandas, bet tik su poilsiu. Pasaulio rekordas priklauso Neilui Agisui, Maltai, kuris nuplaukė 142,3 km per 60 valandų be sustojimų. Žmogus greitai eikvoja energiją dėl vandens pasipriešinimo ir kvėpavimo poreikių. Gyvūnai ištvermės čempionai. Orkos gali nuplaukti iki 160 km per dieną. Vėžliai kerta vandenynus, ruoniai neria valandai ir giliau nei 600 metrų. Gyvūnai nepavargsta taip greitai, jų kūnai veikia kaip vandens mašinos. Kūno forma ir vandens pasipriešinimas. Kuo aptakesnis kūnas, to greičiau ir lengviau judama vandenyje. Delfinas lašo formos kūnas, pingvinas turi torpedos formą, o žmogus nelygus su išsikišusiomis galūnėmis. Plaukikai stengiasi mažinti pasipriešinimą, skutasi kūno plaukus, dėvi aptemptus hidrokostiumus, tobulina slydimo techniką. Žmonės mokosi iš gamtos, kopijuoja gyvūnų formą ir judesius. Instinktai. Daugumai gyvūnų plaukimas yra įgimtas. Šunys, ūdros, begemotai tiesiog įkrenta į vandenį ir jau pradeda teisingai judėti. Žmogus turi išmokti plaukti, jam tai nėra įgimtas įgūdis. Todėl be mokymasi žmogus gali nuskesti. Išimtis. Naujagimiai moka sulaikyti kvėpavimą ir daro plaukimo judesius, bet vėliau praranda šį refleksą. Kaip žmogus kopijuoja gyvūnus? Inžinieriai ir sportininkai semiasi įkvėpimo iš gyvūnų. Peteliškės stilius imituoja delfino judėjimą, hidrokostiumą atkartoja ryklio ir delfino odą, glotnus su minimaliu trinties lygiu. Plaukiantis robotai kuriami pagal žuvų ir jūrų būtybių modelį, net judėjimo stilius vandenyje perimtas iš gamtos. Apibendrinimas. Žmonės ir gyvūnai skirtingai naudoja mokėjimą plaukti, bet visi turi nuostabių gebėjimų, leidžiančių įveikti vandens platybės. Nors žmogus nėra sukurtas plaukimui, jis randa būdų prisitaikyti ir pasiekti įspūdingų rezultatų. Palyginus gyvūnus ir žmonės, matyti, kaip glaudžiai susijęs sportas ir gamta. Ačiū uždėmesi.